Raktas šilo. Man atrama atrodo šitoj pusėje, kai suki jau. Temperatūra kol kas rodo 0, greitis rodo 0, odometras rodo 0, apsukas rodo 0, bakas irgi eina link 0. Žodžiu, Ignelis sukalė karterį Škodai. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans. You don't need to understand. Ay. Pažiūrėkit, ką suradom prie variantą. Pažiūrėkit. Sveikas, Rolandai. Labas. Labas. Sveiki, Šaras. Sveiki, Ignelis. Susitikom kolegas. Gerai, jeigu taip rimtai ir nuoširdžiai, tai ačiū Rolandai, jis mums pasiūlė variantą, nes neturėjo vieno vairo papildomo. Kas per vairuotų. Tai mes ją, manau, ir paimsim, nes jau šitie kelią atvažiavom. Davai iš pradžių apeikit kėbulą pažiūrėti. Surūdijas. Jeigu gera, patinka, tai toliau galima ir nežiūrėti. Nusukūrus kėbulą, ką parūdijas. Mes jau turbą radom. Labai gerai. Ir mes važiuosim Panevėžyje, keisi jaučiu šiąnakt dar. Su oru. Gerai, kur yra... Mums reikia tverkės. Nusiemam įsirbimą šlangą ir važiuojam. Jaučiu. Yeah. Nu, tai čia viskas tarpai kūrės. Bent jau tiek, ne? Variklis prašos lauk. Turi pirštiną gal vieną bent jau. Nu jau... Arba... O, per galvą. Gražu. Pasaka tiesiog. Tai, žodžiu, ilga istorija buvo, galutiniam rezultatė viskas subirėjo. Nes turbinos pardavėjas dingo, o be turbinos nėra ko važiuoti į Panevėžį. Žodžiu, nupirkom Kem 6 iš Rolo, davėm jam uždirbti ir tikiuosi pavyks dar mum uždirbti, nes Kem 6, nu, toksai vargo matęs, bet turbiną pakeitus, manau, viskas čia bus gerai. Laukiai yra -2, gerai, kad važiuojam su žeminiam padangom. Bet dėkui Rolandai iš pasiūlymą, nes variantų turim, bet tokių labai realių, kad būtų galima normaliai uždirbti, kaip ir nėra, bet po biškį kapstomės. Nu tai kažkaip įsispręsim. O toks va BMW. Yra rudelių kampuose truputuką. Galiniam sparne. Yra ir techo truputuką. 5 mėnesio. Pats žiemą iš tikrųjų. Dislintuvas kažkaip netaip įdėtas šiek tiek. Parktronikai yra, bet manau, kad neveikia. Sėdinių šildymas yra, bet vairuotojo neveikia. Liukas yra, bet nebandžiau ar veikia. Dar originalus stiklas. Ponai, dasivijo. Nesikeik. Kas? Nesikeik. Ai, o pas jūs montažė, tipo, pip nepadaro? Padaro. Nieko, išmoksit. Kiek Kem 6 nori? 500 dabar. Nu, davai, aš galvoju. Matai, važiuoja puikiai jums. Po kelių dar 3 kartus parduosi. Galvojom, ką darom toliau. Kol važiavom, atsirado pirkėjas, kuris sako, kur jūs esat. Sakau, baigiam Panevėžį pravažiuoti. Sako, stokit degalinėje, man nedomina tą mašiną. Ok, sakau, sustojam, sulaukiam. Sustojam degalinėje prie Panevėžio ir atvažiuoja jį pasižiūrėti. Jeigu sutariam kainą, jį pasiėmė neremontuotą. Mums nereikės turbinos pirkti ir keisti. Atvažiavo, pasidarėjom už 660, matydam, iš viso nieko nedarė. Jo. Čia, davai, 6 nei jum, nei mum. Viskas. Tai gera mašina. Aš manau, kad gera. Stabdyk karkas. Mes esam Panevėžy, pardavėm 46, pardavėm už 660 eurų. Nupirkom už 375 ir už 15 eurų užpylėm dizelę. Nu tai už 3,9, sakykime, mes jį nupirkom. Ja. Nu tai normaliai. Truputį uždirbam. Va dar turim Audelę. Audelės irgi jau yra susidomėjęs vienas žmogus. Tiksliau dabar jau rašo ir daugiau, bet žiūrėsim, kam parduoti. Jau su vienu kaip ir sutarėm, tai nenorim pavesti. Jo, tai žodžiu, nenorim pavesti, važiuojam, pažiūrėsim. Jeigu nepirks dėl kažkokios priežasties, tai tada pranešim, kad parduodam toliau. Grįžom į Vilnių. Įpylė kūrą. Vėl 20 eurų. Mes gerą darėm, įpilam visiems kūrą. Visi grįžta namo su kūrą. Tai, žodžiu, pardavėm
Bemsą, sėdom į Audi ir grįžom į Vilnių. Mes tą vakarą grįžom, pardavę Kem6, grįžom į Vilnių. Vilniui buvom jau po 12, jeigu neklystu. Ir sugalvojom, kad tos kitus variantus mes naktį pas Radviliškietį, pas Rytį apžiūrėjom tos variantus ir sakom, grįšim kitą dieną su papildomu vairuotoju, paim dar 2 mašinų. Sveiki, visi. Turim pirmadienio rytą. Gaunės taip, dabar mytinam, važiuoju susitikti su Igneliu. Vakar jisai grįžo su Audele, kare jau buvo per vėlu ją parodyt, parduot. Tai jisai ją išplovė, nori pasižiūrėti, kaip dienos šviesoj jinai atrodo. Pirmas dalykas, tai ją parodysim Audinę. Galbūt kažkam jinai bus reikalinga. Jeigu ne, naudosim kaip darbinę, nes nedaug pinigų kainavo. Patys matė, 300 eurų sumokėjom su technikinė, tai normali mašina iš tikrųjų. Tai, žodžiu, važiuoju susitiksiu su Igneliu. Ir turim planą važiuoti vėl į Šiaulius, tiksliau šalia Šiaulių, pasiimti dar turbūt 2 mašinas. Sėdom į Audi A3 tą pačią, kurią iš jo nupirkom ir nuvažiavom atgal pas jį, apžiūrėti kitų variantų. Mes važiuojam iki mano namų, iš mano Passato išsiimti akumą ir pasiimti įrankių, tą dėžę, kiek ten tų įrankių yra. Ir reikės prasivaryti citramoną. Oi, slenkščiai nelabai gera, bet norim šitą automobilio. Žemynės ar ne? 14. Eik, tu savo neatsimenu, kada mačiau 14 padangas. Atsidaro. Standartiškai nelaiko, ne? Nelaiko. Vakar mano pirkinys buvo, šiandien tavo. Žiūrėsim, kaip čia pasiseks. O tokis automobilis neveikia pašilimo žvakė. O Jėzus, čia kaip bus įdomus. Čia kiek vietos daug, kaip tu? Ką? 13 metų. Vasarinės, 14. Žvakės tai naujas susuktas. Sako, nešylo žvakės. Tai čia realiai va šitą laidą ant pliuso, minusas nuo variklio ir turėtų šilti jos. Bet čia viskas paprastai. Tai šis palaukis, be turbos, man atrodo. Operatoriau, ar galėtumėte atlikti operatoriaus vaidmenį? Mes bandysim užvesti šitą transporto priemonę. Tai čia, gal nesudai. Dar pašildom. Nulinė rida. Įdomu, kaip technikinė reaguosi tai. Oi? Kodėl? Manom. O tai kur entuziazmas dingo? Ką tai kuri? Lauk, šildau. Tik smarkiai ištirpus. Raktas užšilo. Čia gali būti, kad jam ir akumo reikia. Laukiam, kol pasikraus akumas, bandysim dar kartą. Dublis numeris 2, žodžiu. Keičiam akumą iš vienos į kitą, nes užvest kol kas nepavyko. Jis turi 80 metų UBG, žodžiu, ledinę ir nesiūlo. Mes užsiemam šitais dalykais dabar. Reikia, ten gera mašina, negalim jas atiduoti. Va. Šis šūdas gaunas. Nu, dar. Šis šūdas. Reikia pažastų gaiviklio, bet ne tepamo, purškiamo, į purkštą. Žodžiu, bandysim tą draivą daryti, žiūrėsim, bet kažkaip nelabai man patinka. Vyresnė mašina. O, ką tik rodė, kad pilnas bakas, dabar liko rezervas. Kaip taip? Vanduo išbėga iš bako gal. Negaliu pasakyti, ar traukia normaliai. 50. Ir 0 važiavam. Temperatūros nerodo, greičio nerodo. Temperatūros gal dar ir nėra. Temperatūra kol kas rodo 0, greitis rodo 0, odometras rodo 0, apsukos rodo 0, bakas irgi eina link 0. O Jėzus, turbulencija. Nežinai, ar čia stabdžiai yra, tu neįsilėk čia. Eik, tu geri stabdžiai. Stabdžiai geri. Stabdžiai geri. Stabdžiai geri. Geri, stabdžiai geri. Galėtų taip pat begėtis, kaip stoja. Na, ja. Nu, ir kaip ir. Nu, važiuoklė nevarška, dėl to nemelavo, svarkyti. Išsiemam akumą. Įsiemam savo akumą, įdedam atgal tą, kur buvo. Viskas, nes nepravarysime į technikinės dėja. Nu, realiai neverta, neturim tiek laiko.
Deja, dienos metu tie Citroenai visiškai nesužavėjo, apsižiūrėjom, bet nusprendėm, kad mums jų nereikia. Mums tiesiog nelimpa, sakykime, prancūziškos mašinos kol kas, nebent labai gera kaina. Ten buvo apskritai tokių durnų defektų, kurie, neturim patalpų, sunku padaryti, užima laiko, plus be technikinės viena mašina, mums netiko. Ten gal nieko ir baisaus, bet reikia tiesiog pridėti rankų. Ir kol buvom Radviliški, kažkas pamatė mūsų storiuką, kad mes turim dar Audinę atrečio. Sako, kas per mašiną, gal gali papasakot plačiau ir kiek pinigų. Sakom, su Igneliu pavažinėjom, atradom biškį defektų, tas negerai, sakau, Igneliu kiek atiduodam. Sako, jeigu šiandien pasiema, paleidžiam už 500. Sakau, 500, sakau, Vilniui būsim kažkur tai už poros valandų. Tai mes su juo susirašėm, likus 100 km iki Vilniaus, aš jam parašiau, sakau, gali važiuoti, daviau adresą, privažiuok, apsižiūrėk tą mašiną. Važiuojam, parodysiu kur ir parodysiu, kas per lipduką ir kas per džemperį, kurias galite įsigyti mūsų šopė. Mes atvažiavom į Vilnių ir nusprendėm, dar važiuodami į Vilnių, nusprendėm nulėkti pas Rolandą į Printoną. Jis mums pagamino lipdukų, tai galvojam to pačiu ir pas jį pabūsim, pasišnekėsim, lipdukų paimsim ir to pačiu šiltai garažę susipildysim papaškai, jeigu pirks mašiną. Savo kumą reikisim. Per tą laiką parašė vyrukas, kad nori apžiūrėti mašiną, tai atvažiuoja, mums reikia pavalyti langus, žodžiu ir parašinėjom. Įdedam atgal jos akumą, nes buvom sukeitę, ten matėt prie Citroeno, prie Berlingo, kaip sukeitę. Ir ką, ir tikiuosi, kad ją pasiims ir beje, laukiam dar vieną variantą, apie šitą jūs dar nežinot, nes aš irgi važiuodamas tik sužinau. Pasiruošimas. Pavalom langus, nes tokie užsinešė labai šidaus. Laukia dirbam, dasigyvenom, Igneliu, ką? Turim prikėjęs Audinės, galimai. Aš sakiau, aš rašiau tau. Čia valgyt kažkas norėjo? Bet čia ne mes, žinok, norėjom. Aš sakiau, kad sėdynės baisios. Net nesakiau, kad patrintos, sakiau, kad baisios. Ne, tai bent jau pravažiuokit, nes čia man atrama atrodo šitoj pusėje, kai suki jaučiasi. Pasižiūrėk, geriau pravažiuot, kad po to nebūtų klausimų. Sankabą velti. Ne? Aš jos dar nevairau. Jisai pastebėjo, kad sankabą pradėjo velti. Mes šito dalyko nepastebėjom, nes kai mes važinėjom, dabar kai, sakykime, biudžetas mažas, tai mes taupom dizelį ir ramiai važinėjom. Šiaip jam viskas gerai, ten pasižiūrėjo, kiek ta sankaba kainuoja. Su sankaba su smagrančiu 40. Nusprendėm, kad mesim, kad vaskinsim iš 5 eurų. Bendrai tai aš pasiūliu, sakau, Ignelį, tavo Audi, tavo dylas, sakau, atstačiau aš į kamerą, sakau, dabar turit dėrėtis. Abu sustingo, pasimetė, nežino, kas vyksta. Yra du dėrybininkai, pardavėjas Ignelis ir pirkėjas Lukas. Sakau, davai darykit, sakau. Tai buvo toks momentas, aš tai negaliu už jį derinti kainos mašiną. Jisai, žodžiu, vienas kainos nesiūlo, o kitas nenori priimti. Ignelį, kiek nuleisi pinigų? Kiek siūlysi? Vaskinam? Aš už tave nemesiu kainą. O, tiksliai, galit mest monetą, realiai. Tai sakau, davai, arba vaskinkit, meskit monetą kažką. Sako, davai vaskinam. 500 kiek norim, jeigu laimi Ignelis, 450, jeigu laimi pirkėjas. Tai tą pamatysit pačiame epizode. Bet... Ir metim vieną kartą, kad nežaisti, kaip yra, taip yra. Iš vienas, žodžiu. Sutarkit kainą, mes monetą. Jeigu aš laimiu 4-5, jeigu tu 5. Davai. Iš kiek kartų? Bet vasinas iš 3. Iš vieno įdomiau. Arba meskit monetą, dar įdomiau. Ne, iš vieno. Ne, vaskink, davai. Vaskink čia. Va taip, apie 5 eurų. Tokia už 500 parduosiu. Šitas geras. Žodžiu, susipildėm papaškę, už 500 pardavė mašiną ir išvažiavo žmogus ir dabar važinėjo laimingas, turbūt susitvarkys tą mašiną ir viskas. Viskas vyko labai greit. Visos tos 3 dienos vyko labai greit. Važiuodami iš Šiaulių, kad parodyt šitą Audi A3, aš jau žinau, kad jie tikriausiai paims, nes iš Kauno parvažiuoja, plus pinigų nėra didelė suma ir galvoju, mes liekame mašinas.
Kol važiavom, pasiūlė pažįstamas dar vieną variantą. Sako, ar domina. Sakau, kokią mašiną? Škoda Octavia. Sakau, kiek pinigų ir kiek technikinės. Technikinė ten iki kitų metų vasario mėnesio, man atrodo. Ir Vasario 25. Jo, 400 eurų. Nesidaru, atvaryk pas mane į vietą ir aš ją paimu. Ir dar parvešiu tave namo. Tik atidavėm Audi, iš karto atvažiavo Octavia. Žiūrėkit, ką turim. Tai dar prieš rūką yra, žiūrėk. Taip, beje, jeigu kyla klausimų kažkam, tai mes esame pas Printoną, mūsų kanalo draugas. Mum meršą gamina, lipdukus gamina, tai mes pas jį atvažiavom pasimatuoti džemperių ir visų kitų reikalų. Audi A3 išvažiavo ir atvažiavo kita mašina pas mus pati. Nereikėjo važiuoti nei į Šiaulius, niekur. Turim Škodą. Montažas, čia turi būti montažas. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You Op. O, smirda lapais. Yes. Kai veidrodis pažiūrėjau. Kaip tu savo. Apsižiūrim, ką mes realiai jau kaip ir nupirkom. Krausimės daiktus, nes likom be mašinos ir važiuosim. Su žeminiam padangom, su techninė apžiūra, mums to reikia dabar. Ką? Su gerom žeminiam padangom. Su gerom žeminiam padangom. Pažiūrėti. Gal užmatysiu. Metų tai, manau, nerasti. Nu, rasi. 19 metų. Nu, tai nėra senos padangos. Čia geras automobilis. Visos durys atsidaro. Tik kad prikibė visi, žinai. Viskas, jo, galinė susirakinė. Ai, gali būti, kad šitas neatsirakinė. Po 8:20. Pagal mūsų darbo režimą dabar yra pietus. Tai, žodžiu, kraunamės daiktus, važiuojam iki Slyvos. Aš pasiimu Slyvą, Ignelis pasilieka Škodą, ją nuvarys nuplauti, teisingai, Igneli? Jo. Nes čia yra tokių visokių lapų, visokių dalykų. Tada paskambins man, sakys, tu neįsivaizduoji, kokį mes šūdą nupirkom, kai nuplojo pasimatė. Bet, žodžiu, tai yra... Su Audi panašiai buvo. Žodžiu, iš biudžeto keliauja 400 eurų. Jo. Tai, žodžiu, viskas, kraunamės daiktus, negaišinam laiko, nes atvarė žmogus pas mus tą mašiną ir aš turiu jį parvežti namo. Važiavo Octavia, tai turėjom dar vieną mašiną, kuri dabar yra mūsų projekto darbinis arklys. Važinėsim, kol nerasim geresnės. Jo, rasim geresnę, pakeisim į geresnę, viskas. Ką tik šnekėjau, kad atiduodam Slyvą atgal. Bet netidodam. Tu ką pasakė, Išpažintis. pramukiau karterį. Viskas. Žodžiu, Ignelis sukalė karterį Škodai. Tepaliukai lyvino čiatą. Pastatėm tokią vietą, paklojom kartonų papačią, kad nepripils, žodžiu. Ir rytoj važiuosim keistis, užsisakiau karterį ir susitarėm su servizu, kuriame mes abu su Igneliu dirbam beje. Taip. Čia yra viena iš naujienų, žodžiu, sutarėm, kad buvom nuvažiavę pašnekėti ir sutarėm taip, kad jie mums padės. Žodžiu, neturim kol kas patalpų, neturim kur krapštytis, rankas patys turim, pasikeis galim, bet neturim kur. Tai susitarėm su buvusiu servisu, tai yra Vilkrema. Savanorių prospekte jie randasi ir rytoj 1 valandą važiuojam pas juos keistis karterių. Tai sakė, įsileis, duos įrankiais pasinaudoti ir, žodžiu, keipsim į darbus, remontuosim Škodą, kurią patys ir sulaužėm. Tai vat, karterį užsakiau, kainuoja 27 eurus. Pasižiūrėjom jau kas kaip kur, tai ten daug darbo nebus. Tuo pačiu ir tepalai bus nauji pakeisti, filtras. Tepalus taip ir reikėjo pakeisti, nu, tik tai netokio būdu. Kas neišeitų gerą. Jo, nu tai bus minusiuką ant kokių, nu ne minusiuką, nu kaip minusiuką, taip ant kokiam eurų, nes karteris ten dar hermetikas vietoj tarpinės, nes ten tarpinė nesideda. Nu, tai kažkur kem eurų minusiuką užturėjom su Škoda, bet realiai tą Škodą galime į pliusą parduoti pakeitę karterį. Tai, bet kaip ir sakėm, bus kol kas darbinė, kol atsiras geresnis variantas pigus, kuo važinėti. Tai va, Slyva dar šiek tiek pabus su mumis, patarnaus ir grąžinsim tada jau, kai bus naujas karteris dėktas iš Škoda. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah.